Vienoje organizacijoje girdėjau, kad mums yra labai svarbu kurti klientams tikrąją vertę, ne? Ir staiga po to vadovas sako, kaip mums tą produktą pritempti prie kliento poreikių. Ir jau žodis atspindi, kad vieni dalykai yra deklaruojami, kiti vyksta veiksmuose. Kai mes žiūrim iš organizacinės antropologijos pusės, pilną organizacijos vaizdą galime pamatyti, besiklausant, ką žmonės kalba, kur akcentus deda, kaip elgiasi, ir tai atspindi, kas realiai vyksta, nepriklausomai nuo to vadovai tai nori pripažinti, nenori pripažinti. Ir mano manymu, tai yra priežastis, dėl ko labai sunkiai vyksta kokybiniai pokyčiai. Nes mes kokybinius pokyčius darome galvose ir neatsižvelgdami, kokia yra realybė, o tik tai žmonės per savo kalbas, veiksmus atspindi, kas yra kas. Čia labai didelis iššūkis yra patiem vadovam ir lyderiam. Ar jie yra tikrai pasiryžę nuoširdžiai ir atvirai išgirsti ir pamatyti tai, kaip yra. Nes amerikiečių atlikti tyrimai sako, kad aukščiausio lygio vadovai žino 7% visos informacijos, kas vyksta organizacijai. 7%. Man netakė, žinok, įsiplėtė. Tai jeigu tu nepavaikščiosi, jeigu tu nebūsi, jeigu tu neturėsi tų norimų arba seniai priimtų juokdarių, tai tu negalėsi realių priimti sprendimų ir pokyčių padaryti. Bet tai, ką aš girdžiu iš vadovų, kad jie sako, žiūrėkit, tai jo, čia tas yra gerai, bet žiūrėkit, to neklausykit, jisai čia negatyvą skleidžia. Anas irgi, žinokit, ne taip žiūri. Trečias ten dar kažką. Tai mano klausimas turbūt ir iššūkis vadovui tikrai gebėti priimti visas nuomones. Nes organizacijoje nėra nei vieno žmogaus, kuris matytų visą organizacijos paveikslą, visą sistemą, visą situaciją. Tik tai eilė žmonių, visi organizacijos nariai, jie mato visą paveikslą. Reiškia, kiekvienas organizacijos balsas yra labai labai svarbus. Ir mes turime turėti drąsos ir gebėjimų ir noro išgirsti tos balsus. O labai dažnai sako, žiūrėkit, tų mes nekviesime į pasirinkimą arba strateginę sesiją, nes jie ten yra kažkokie kitokie. Ne, jie dažnai atstovauja kažkokią tai labai svarbią žmonių grupę. Ir jeigu jūs norite tikro pokyčio, jūs privalote jas kviesti. Mes linkę smulkius dalykus, tiesiog tuos smulkius simptomus ignoruoti, sakom, čia nėra tendencija, čia nėra masė. Bet galima suprasti, kad greičiausiai per tokius smulkius simptomus ateina informacija, kad klientų segmentas, jų įpročiai pasikeitė. Jeigu jau mes pamatom, kad klientai nutraukia sutartis, jau yra per vėlu, bet girdėti, kad klientas kažko tai yra nepatenkintas ir jis jau mato kitus dalykus, tai yra vertybė, nes kol vienas antras klientas, tu gali susikurti naują strategiją, tu gali papildyti tą produktą. Tai man atrodo, va, tas neignoravimas ir suprantamas, kad kiekviena frazė, kiekviena elementą, jinai turi savo vietą, ir gebėti užduoti klausimą, kas už to slypi.